susimastau, kodėl valstybė kišasi į žmonių asmeninius gyvenimus. Tarsi negalėtume būti savimi, tarsi visi turėtume būti vienodi ir gyventi pagal vienintelį teisingą gyvenimo būdą. Vieniems neįtiksi dėl savo išvaizdos, kitiems dėl kilmės, tretiems, jeigu mąstysi ne taip, kaip mąsto dauguma. Kiek daug puikių ir talentingų žmonių nėra laimingi, negali būti savimi, nes turi slėpti savo kitoniškumą. Valdžiai atėjo laikas nustoti kištis į žmonių asmeninius gyvenimus, o mes turėtume vertinti žmonės pagal jų darbus ir poelgius, o ne tai, kuo jie skiriasi nuo mūsų. Šiuo metu skambantį kūrinį parašė Rusijos muzikos genijus Piotras Čaikovskis, kuris buvo netradicinės orientacijos. Tačiau ar tai iš tikrųjų yra taip svarbu, kai jis pasauliui padovanojo tiek daug puikios kūrybos? Nepamirškite gegužės 25 dieną Europos parlamento rinkimuose balsuoti už tuos, kurie neleis valdžiai kištis į jūsų asmeninį gyvenimą, kurie nenurodinės, kokie jūs turėtumėte būti ir kaip turėtumėte gyventi. Mano numeris Liberalų sąjūdžio sąraše 8.